paėmė. Ir suaugus nepadarė. Lietuviškų pavasario švenčių. Jos dažniausiai švenčiamos žiemos pabaigoje prieš gavėnią. Paprastai vyksta vasario pabaigoje arba kovo mėnesį. Pagrindinė šventės idėja yra išvaryti žiemą ir pasitikti pavasarį. Tai tarsi simbolinė šventė tarp šilto ir šalto metų laiko. Viena svarbiausių užgavėnių akcentų yra žmonės persirengę įvairiomis kaukėmis. Velniai, raganos, gyvūnai, kitais tradiciniais veikėjais. Vyksta visokių eitynių, žmonės dažnai triukšmauja ir kelia labai daug triukšmo. Vienas svarbiausių užgavėnių akcentų yra lašininio ir kanapinio kova. Ar žinot, kas yra lašininis ir kanapinis? Ne. Lašininis dažniausiai būna toksai storulis, simbolizuoja žiemą, būna rimtai pavalgęs. Kanapinis dažniausiai būna toksai liesas, plonas, greitas ir simbolizuoja pavasarį. Ir mes čia turim irgi lašininį ir kanapinį, kuriuos pakviesime į sceną. Kaip mes mėgsim lašininį ir kanapinį? Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo. Žiemą, žiemą, bėk iš kiemo. Labas visus, aš esu lašinis. Mėsa, dešra ir lašinas. Žiema yra mano laikas. Lauke yra sniegas ir ledus. Aš nenoriu išeiti. Vasaros dar negalim ateiti. Ir aš esu kanapinis. Aš mėgstu paprastą maistą ir sveiką gyvenimą. Žmonės jau pavargau nuo šalčio. Jie nori saulės ir šilumos. Jie nori pavasaro. Tu esi silpnas. Pažiūrėk į mane, aš stiprus ir didelis. Aš galim likti dar ilgai. Bus sniegas, bus šaltas. Ne, kanapinė, tavo laikas jau baigėsi. Dienos jau ilgesnės, saulė stipriau šviečia, paukščiai greitai sugrįš. Pavasario dabar ateis. Aš dar kovosiu. Aš nenorėjau pasiduoti. Gerai, kovokime. Jeigu aš laimėsiu, ateis pavasaris.
mums turi kovoti irgi? Su virve? Taip! Jūs irgi galime parodyti! Taip, mes galime parodyti! Jeigu jums patinka pavasaris, ateik su senais drabužiais, kartais gali būti ir su skarele. Jinai dažniausiai būna padaryta iš šiaudų ir jinai simbolizuoja žiemą. Tai ką mes darom vaikai su ta more? Žinot, ką mes darom? Sudegam! Teisingai, mes sudeginam. O kodėl mes ją sudeginam? Nes rodo kaip... Aš rodo kaip... Kas norim? Mes norim, kad kažkas ateitų po žiemos. Kas ateina po žiemos? Pavasaris, teisingai. Mes deginam morę, kad jai užtenka, jai jau reikia išeiti. Ir kad ateitų pavasaris. Vaikai, ar žinot, kodėl žmonės turi daug valgyti per užgavėnes? Kodėl? Žinot? Kodėl reikia daug valgyti? Spėkit. Nes vasaras gruodžiais mes nebūsim stori. Reikia daug valgyti, nes paskui ateina gavėnia ir žmonės pasninkauja 7 savaitės. Tai per užgavėnes jie daug prisivalgo, nors mes vėluojam truputį švęsti šiemet. Vaikai, kiek žmonės turi kartų valgyti? Per dieną, per užgavėnes, spėkit. 3? Ne, mažai. Daugiau. 7? Nuo 7 iki? Gerai, iki 12 net. 12 kartų. Ar jūs galite valgyti 12 kartų per dieną? Ne. Gerai, ką žmonės valgo per užgavėnes? Ką valgo? Blynus. Tai kokių yra blynų? Bulvinių. Kokių dar? Miltinių. Kokių dar yra? Mielinų. Su mėsa, su varške. Su šokoladu. Tai reikia valgyti. Kuo daugiau. Ir nesigailėti. Ir reiškia, jeigu daug valgysi, tai bus tau ateis greičiau pavasaris. Gerai? Tai šiandien, ar jums skauda pilviukai, ar neskauda? Kepi, močia blynus. Kepi, močia blynus. Kepi, močia blynus. Kepi, močia. Yeah, wait, I'm getting them together. Hey, dabar paklausykite, ar nori blynų? Gavote blynų, reikės padaryti kelias užduotis. Gerai, tai pirma užduotis padainuoti dainą. Kokią bendrą dainą jūs galėtumėt padainuoti? Graži mūsų šeiminėlė, šiandien susirinkom. Sėdi mūsų šeiminėlė, už stalelio linksmas. Su rankelėm krapšt, krapšt, su kojelėm krapšt, krapšt. Labas rytas jums, vakarėlis mums. Labas rytas jums, vakarėlis mums. Nu, labai gerai. O
mokslo polka. Gerai. Okay. Okay, čia. Juos nubestam, kad jie... Žiūrėk, eik tenai. Mama. Tu turi šokti. Tai dar reikia baronką susigūsti. Taurai, Majau. Kaip lietuviškai? I said, hey!